Kilogramai netirpo ir ilgai jie netirpo. Sportas mažai veikia šitų klausimų. Ir tuo metu jau buvo pradėję visokios durnos mintys į galvą lyst. Aš nesuprasdavau, kokio velnio tą pilvą vis pučia. Arba ta energija vis subanguoja. Tai taškaus, tai dužės. Terio žarnyne pasirašinėja Molotovo-Ribbentropo paktus ir vis daugiau geros erdvės okupuoja. Minus 20 kg nusimečiau, kai jėgos rodikliai buvo išlaikyti arba net kiek padidėję. Daug metų dirbau sporto treneriu ir tuo metu gerą fizinę formą palaikiau. Tačiau kai prisėdau vieną dieną prie stalo konsultuoti, ėmiau pajausti, kaip keliolika kilogramų ir užsiauginau. Skani kavelė ofise, saldainukai, šudukai visokie, žinai kaip būna. Aišku, priedas prie viso to mažiau judesio. Po kurio laiko ėmiau galvot, kad Jesus fuck. Pats ką tik aiškinau apie sveiką gyvenimą, oi kokį koldūną pavirtau. Man buvo gėda. Prasti įpročiai gerai jau pačiupę buvo. Anksčiau judėdavau kasdien treniruotėse, o blogiausia ofiso stadijai buvo likę tik 2 kartai per savaitę ir tada jau kalė per smegenį stipriai. Tad ėmiau grįžti prie sporto po truputį ir kasdien tą daryti, bet žinai, nors ir ėmiau jaustis geriau, kilogramai netirpo ir ilgai jie netirpo. Sportas mažai veikia šitų klausimų. Ir tuo metu jau buvo pradėję visokios durnos mintys į galvą lyst. Panašios kaip jau visai išsibezdėję žmonės savo kartoja. Ten žinai, kad metai jau tokie arba medžiagų apykaita sulėtėjo, normalu čia taip. Visų pirma, jei savo sakai kažką tokio, rauk savo antausį, nes po velnių, nesąmonė, tikrai gali geriau. Visų antra, priežastis tikrai yra, kodėl kilogramai netirpsta, tik galimai jos neužčiuopiai. Čia kaip bandyti surasti šviesos jungiklį kambaryje tamsiame, kurio visiškai nepažįsti. Ir mano atveju buvo 2 kertiniai dalykai rimtam pokyčiui įvykti. Tai pirmas, psichologinis asmenybinis, apie kurį jau kalbėjau praeitame video, ir fiziologinis žarnyno, apie ką papasakosiu dabar. Pritaikius visą tai žingsnis po žingsnio ir minus 20 kg nusimečiau, kai jėgos rodikliai buvo išlaikyti arba net kiek padidėję. Dėl to nors ir nelipau ant svarstyklių, darau prielaidą, kad neturėjau daug raumens sudeginti. Ir patikėk manim, gyvenimas yra gerokai geresnis ir gražesnis, kai tampi lengvesniu. Tos pastangos yra vertos to. Tad kaip žarnyno sutvarkymas padėjo man ir ne vienam mano klientui pakeisti žaidimo taisyklę savo kasdienybėje ir svorio reguliavime, čia galima giliai moksliškai nuvažiuoti, bet pabandysiu kuo praktiškiau papasakoti. Prieš tai trumpai faktų apie mikrobiomą. Mikroorganizmų mūsų kūne yra gerokai daugiau nei mūsų pačių ląstelių. Net 98% kūne randamų genų yra ne mūsų, o mikroorganizmų. Manoma, kad apie 90% ligų yra vienaip ar kitaip susijusios su mikrobiomu. 95% mikrobiotos yra virškinamajame trakte, o žmogaus mikrobiomas sveria apie 2 kg. Tikrai nebūtų per drąsu tai vadinti atskirų organų, nuo kurio priklauso labai daug, tai kaip mes funkcionuojame. Žmonės vieni nuo kitų mikrobiomo atžvilgių skiriasi apie 80-90%. Dar geras klausimas, kas čia išties labiau reguliuoja paradui? Mes bakterijoms, grybams, smėlėms ir kitiems fainiams dalykėliams musyse? Ar tie dalykėliai labiau mus reguliuoja? Kas dar yra svarbu, tai nemakaluoti terminų. Visų pirma, mikrobiota, tai visi mažyčiai gyviai, bakterijos, virusai, grybeliai, kurie gyvena tavo kūne arba ant jo. Tai kaip zoologijos sodas tavo viduj ir, išoriai. O mikrobiomas tai ne tik tie gyviai, bet ir jų genai bei visa aplinka, kurioje jie gyvena. Tai kaip visas zoologijos sodo miestas su jo taisyklėm ir namais. Kitaip tariant, mikrobiota tai kas gyvena, o mikrobiomas kas gyvena ir kaip veikia. Kalbant apie probiotikus, tai gyvi mikroorganizmai, turintys teigiamą poveikį sveikatai, o prebiotikai yra tarsi maistas tiems mikroorganizmams. Dar yra terminas postbiotikai, tai čia supaprastintai pasakysiu, kad tai yra tų mikroorganizmų veiklos produktai, kurie gali turėti teigiamą arba neigiamą poveikį. Pavyzdžiui, vitaminai su teigiamu poveikiu arba su neigiamu toksinai, nelygų kuriuos gyvius savo viduje labiau šersi. Įdomu tai, kad mikrobiota pradeda formuotis dar tebebūnant pas mamuką pilvelyje, nes per placentą dalis bakterijų persiduoda. O pagrindinė
pirminė kolonizacija persiduoda gimdant natūraliai, o po to kuo greičiau atsiduriant pas mamą ar tėtį ant rankų. Toliau, labai stipriai mikrobiotą lems aplinka, mityba, žindomas vaikas ar ne, ligos ir kiti veiksniai. O įdomu tai, kad vaikas iki 3 metų turės jau itin stipriai susiformavusią mikrobiotą, kurią nebus jau taip paprasta gyvenimo eigoje koreguoti. Bet tai nereiškia, kad nereikia bandyti. Kad ir kaip ten bebūtų, ar tavęs netaško mintis, kad ten pilve yra dar vienos smegenys, kurios žiauriai stipriai diktuoja, yra tau nuotaikos ar ne, medžiagų apykaita sukasi su daina ar ne. Nuo tų smegenų priklauso ne tik tavo virškinimas, šalinimas, bet ir darbingumas, energija, hormoninė funkcija ir bele kiek kitų dalykų kūne. Kitaip sakant, gali žmogus iš pažiūros gan tvarkingai gyventi, bet jei žarnyno sveikata nesutvarkyta, vis susidursi su visokiom ligom lygelėm. Ir aš pats buvau ten. Aš nesuprasdavau, kokią velnio tą pilvą vis pučia. Arba ta energija vis subanguoja, tai taškaus, tai dužės. Arba kodėl to svorio priaugau gan greitai tiek daug. Arba kodėl oda sausa. Arba kodėl rūkas ant smegenų. Arba kodėl maudžia sąnarius. Arba kodėl taip greitai pavargstu. Nors ir nededu lygybę ženklo prie visų čia išvardintų dalykų. Visų jų sprendimui turi daug įtakos, kokius žvėris auginsies pilve. Ir mokslas tai jau yra įrodę. Vis tik jei mitybo įvairovės nedaug, dominuoja perdirbti produktai, cukrai, transriebalai, alkoholis ir lėtinis stresas yra neišskiriamas draugas, vartoja nemažai vaistų ar vis pasitaiko antibiotikų pagert, na dar, jei būni užterštoje aplinkoje, kad ir rūkai pavyzdžiui, ar fizinio aktyvumo turi nedaug, volia, didelė tikimybė, kad blogosios bakterijos žarnyne pasirašinėja Molotovo-Ribbentropo paktus ir vis daugiau geros erdvės okupuoja. O to pasakoj, kuo toliau, tuo daugiau imuniteto gynybinių bokštų griūna. Įvyksta vadinamoji disbiozė, o yra susijusi su daugybė uždegiminių ir autoimuninių ligų, alergijų ir net gali lemti vėžio išsivystymą. Ir aš žinau, kad tai baisiai skamba. Bet dar nefainas dalykas yra, kai žarnynas ima darytis pralaidus. Pateikiu iliustraciją ir bandau paprastai ją paaiškinti. Maistinės medžiagas žarnyne įsiurbia gaureliai, kurie jei būna pasidengę gerųjų bakterijų sluoksnių, maloniai į save įsileidžia tik naudingas maistinės medžiagas. Na ir priešingai, jei vis tik negerusios ten dominuoja, o blogusios užkuria festivalį, kuriame nereikalingi nei pasai, nei dalyviai apieškomi ar neturi kokių pavojingų medžiagų. Ir tada šitie dalyviai kiaurai varo į kraujotaką, kur nesėsdami, pavyzdžiui, organuose ar kraujagyslėse daro nelengvai atitaisomą žalą ir tai palaiko lėtinį uždegimą. Taip pat žarnyno pralaidumas skatina ir smegenų kraujo barjero pralaidumą, o to pasekoje bakterijų toksinai ir kitos medžiagos lengvai pasiekia kraują ir smegenis. Patikėk, tu to nenori. Nebent nėra kitų tikslų gyvenime kaip teliką pasižiūrėti arba paskrolinti. Tada dzin. Disbiozė turi savo sąsają su nutukimu, diabetu, metaboliniu sindromu, padidėjusiu kraujo spaudimu, skleroze, Alzheimeriu ir net greitesniu senėjimu. Jaučiu, užtenka faktų, kodėl geriau neleisti naciams draugiškų valstybių pasimti. Judam prie to, kaip tvarkyti šį reikalą. Vis tik jei esi vienas tų, kurie pagrinde šeria gerasias bakterijas, gali būti užtikrintas, kad jos maistą ir puikiai skaidys ir nepūstai pilvo ir su imuninė sistema padės, sintetins reikalingas medžiagas, tai postbiotikus, kaip antioksidantus, aminorūgštis, B grupės vitaminus, vitaminą K2, kuris, pavyzdžiui, yra labai svarbus tam, kad nuotaikingas ir giedras vitaminas D lengviau atrastų savo vietą ir nebūtų tokio masiško trūkumo, kaip yra pas tautiečių. Taip pat gerai veikiantis žarnynas sintetina trumpos grandinės riebalų rūgštis, o jos yra labai svarbios mineralų įsisavinimui, gliukozės apykaitai, lėtinio uždegimo mažinimui, vėžio rizikų mažinimui, cholesteroliui reguliuoti, hormonų balansavimui ir net klajoklio nervo funkcijai palaikyti. O šis savo ruožtų yra atsakingas už tai, ar stresiuko nuolat gyvenime turi, ar eini per gyvenimą daugiau mažiau atsipalaidavęs. Įdomu, kad tiek dalykų tvarkosi su geru žarnynu, bet mes visiškai tai ignoruojam. Nebent antra pusė priprašo pagerti gerųjų bakterijų kapsulėse, tai dar kažkokio gėrio iš to esama, bet turėčiau paminėti, kad teko įsigilinti, jog tai gali nešti vos kelis procentus esminės naudos. Nesakau, kad jų negerk, aš pats laiks nuo laiko išgeriu. Sakau, kad visų pirma, šitie reikalai turėtų būti tvarkomi. Tai atskirk probiotikus nuo prebiotikų. Būtent pastarieji užtikrina, kad tos gerosios bakterijos galėtų prikipti, o neskrietų lauk, kaip tu skriejai druskininkų akvaparke iš tunelio. Auksinė taisyklė dėl prebiotikų, kurią savo laiku taikiau įpročiui suformuoti. Bent 30 skirtingų skaidulinių šaltinių per savaitę. Tinka įvairios daržovės, salotos, vaisiai, riešutai, sėklos, ankštiniai, pilnagrūdžiai. Išties pagal paskutinį
Seime matyta didžiulį tyrimą išskaičiavo, kad 32 skaidulinės skirtingos medžiagos yra minimumas, ko reikia gerąją prasme pajėgiam žarnynui. Puikūs prebiotikų šaltiniai yra šie: česnakai, svogūnai, šparagai, žali bananai, pilnos avižos, obuoliai, kakava. Tik ne milkai, jopšik mat. Linų sėmenys, avokadai, čija, kriaušės, mėlynės, slyvos, avietės, morkos, sezamai ir taip toliau ir taip toliau. Nebereikalo yra pasakymas, kad vertėtų suvalgyti vaivorykštę kasdien. Įvairovė išties čia yra raktas ir aš kalbu apie neperdirbtus produktus. Dzin, jeigu tu suvalgysi 8 skirtingų spalvų spurgas, nepadės. Cukrus savo ruoštų šeria blogasias bakterijas ir mes dažnai pamainom jį į visokius maistukus gausius saldiklių. Bet tai nereiškia, kad žarnynas dėl to džiūgaus. Panašu, kad tokie saldikliai kaip aspartamas, sacharinas ar acesulfamas K irgi gali padėti viešėti blogosioms bakterijoms. Ir jei jau salinti, tai realiai laimi stevija, ksilitolis ir eritritolis irgi gali būti okei, jei čia yra protingumo kriterijų. Tai yra neperspaudžiamas su kiekiu. Kur dar tikrai neprasimesi, tai kefirioką, žalią arbatą arba nepercukruotą kombučią pagurkšnodam. Taip pat rauginti produktai yra nice. Ir nors karts nuo karto aš sukramtydavau ten kokių raugintų kopūstų, aš tą skystimėlį nupildavau. O pasirodo, didelė dalis gerųjų bakterijų yra būtent ten. Long story short, kai nusimečiau 20 kg, tai didžiausių laimėjimų laikau turbūt ne tą svorį, bet tai, kad žiauriai pagerėjo žarnyno sveikata. Nes aš niekad nemėgau tokių dalykų kaip daržovės, o kažkaip skanu ėmė darytis. Visad paslyzdavau ant saldumynų, o dabar puikiai tvarkausi. Ir jaučiu, kad blogosios bakterijos nebeužsakinėja muzikos. Ir smegenį švariau, ir energija ugningiau. Išties, kone viskas gyvenime geriau rutuliojasi. Nemoku išreikšti, kaip pradžiai bent įvairovę rekomenduoju įsivesti. Gali padėti pirkinių krepšelio susidarimas prieš parduotuvę, kuriame pasižymi bent 30 skirtingų skaidulinių šaltinių savaitė. Gerai, nevarau dievo į medį. Jei kol kas racione įprastas degalinių maistas kaip pavyzdys, bent 15 skaidulinių šaltinių pradžiai įsitrauk. Neabejoju, kad tokiu būdu po kurio laiko ims reikalai pilve taisytis, o su tuo ir daugybės kitų sveikatos bei energijos niuansų, kuriuos prieš tai paminėjau. Tikiuosi, kad pakartojau pakankamai kartų. Įvairovė. Skaidulinių šaltinių įvairovė. Štai kas išties svarbu. Galiausiai, jei to bus nepalyginamai mažiau erdvės visokiam perdirbtam š. Tikiu, kad gali kilti nemažai su žarnynu susijusių klausimų, tai brūkštelk jos komentare, aš būtinai atsakysiu. O pabaigai, jei nežiūrėjai prieš tai buvusio video apie asmenybės pokyčius, kaip sudedamąją svorio kontrolę ir sveikesniam gyvenimui, kviečiu pažiūrėti. Taip pat prašau užsiprenumeruok kanalą, nes tai padės ir tau ateityje tokius video matyti ir sklis čioms gerom žinutėm. Kviečiu užsipildyti nemokamą energijos įsivertinimo testą, kuriame labai gerai atsispindėtų, ko imantis būtų galima greičiausiai sveikus įpročius įvesti į savo gyvenimą. Noriu labai tau padėkoti, kad žiūrėjai, bei linkiu užkurt vidinę ugnį. Iki!